laikas pasikalbėti. Suprantu, kad einant į viešumą atsiranda begalės nuomonių. Ir apskritai socialiniai tinklai juk tam ir yra dalintis tuo, kas esam, ką galvojam, ką jaučiam, kaip kas mums atrodo. Faktas, tikiuosi, kad dauguma stengiasi išlikti pagarbos ribose. Bet jo, nutinka taip, kaip nutinka. Ir šį kartą esu realiai įkvėpta vieno iš komentarų. Turiu tokią moterį Facebook'e. Jinai vis laikas nuo laiko kažką pakomentuoja. Tai po mano postais, po reelsais, po laikus, po nuorodom, po nuomonėm, po tuo, ką aš perpasidalinu iš kitų žmonių. Tai visą laiką jos komentarai mane kviečia double checkinti dalykus, pasitikrinti ir savo atsakomybę to žinioje, kurią skleidžiu. O kartais tikrai sukelia ir tokių neblogų klausimų. Ir va šitas paskutinis komentaras, jis labai palėtė, nes aš pasižiūrėjau, kaip visą laiką į viską, pasižiūriu daugiasluoksniškai giliau ir pasižiūrėjau ne tik kaip į kažkokį būdą mane ten užsipulti ar dar ką, kad va čia aš tarsi sukūriu problemą, sakau, kad o šita problema yra, tu ją turi ir aš turiu tą sprendimą ir kad aš sukūriau problemą tam, kad parduočiau neva sprendimą, kad nei problema, nei sprendimas iš tiesų tarsi neegzistuoja. Tai pirmiausia, tai labai gaila, kai žmonės ateina su tokiais pareiškimais nepasidomėję. Aš visą laiką, kai pristatau kažkokias temas, aš naudoju specifines frazes, specifinius išsireiškimus, kai kurie yra grinai moksliniai, aš atrandu tai per kitus specialistus, per tai, ką jie tyrinėja, per tai, ką jie pristato, kaip pristato konferencijose, savo knygose, paskaitose ir visur, kur kitur tik įmanoma. Ir aš daugumą dalykų, realiai visus dalykus, aš visą laiką pertikrinu. Žiūriu per skirtingus šaltinius, ar tai yra tokiuose portaluose ten kaip Delfi ir panašiai, o gal tai yra tikrai realiuose moksliniuose straipsniuose, tiek kiek pavyksta, pabandau pasidomėti ir kas finansuoja tuos pačius tyrimus, nes žinom, kad šiuo metu, kai turi pakankamai daug pinigų, įtakos ir ryšių, tai tikrai gali realiai susikurti bet kokį tyrimą, iškelti bet kokią hipotezę, ją sėkmingai patvirtinti. Pažiūrėjus tą komentarą, man tiesiog buvo gaila, kad žmogus nepasigilina tiesiog. Visos tos frazės ir išsireiškimai, tie konceptai, apie kuriuos jie parašė, kurie tarsi išgalvoti, jie yra realiai naudojami pačių mokslininkų ir dar iki dabar tebetyrinėjami. Yra visas atskiras HeartMath institutas, kurį aš jau irgi ne pirmą kartą miniu, kuris būtent ir orientuojasi į širdies darnos, va tą visą idėją, konceptą, kaip tai pateikti, kad žmonės suvoktų, kas tai yra, ką tai reiškia, kaip tai veikia mus, kaip mes tai veikiame, kaip tai veikia apskritai net visą pasaulį, visuomenę, o ne tik tai žmogų asmeniškai ir ne tik tai jo sveikatą, va tą fizinę prasme. Būt kvietimas jum irgi labai šaunu, va taip kaip ta moteris komentuotoja, netikėkit visko 100%, tikrinkit. Net ir tai, ką aš dalinuosi, irgi tikrinkit, abejokit, kelkit klausimus, būkit va tą vidinį kritiką, kurį dažniausiai nukreipiam į save, į abejojimą savim, pabandykim jį kartais nukreipti į išorę, bet ne su tikslu šmeižti, pažeminti, paniekinti kitą, nuvertinti jo idėjas ir išsireiškimo būdus, bet grinai su tikslu kritiškai pažiūrėti, su tokiu to šaltų racionaliu protu, pažiūrėti tai, kokią informaciją kiti atneša. Mes gyvenam tokiam nuostabiam laikė, kur viskas super greit prieinama, turim begalės informacijos ir visai tai informacijai šaunu, jeigu randat būdą, kaip ją patirti savimi, tai išlaikyti tą subjektyvų ryšį, subjektyvų santykį su informacija ir lygiai grečiai ieškoti objektyvumo, tai ieškoti iš skirtingų šaltinių, kurie tai labai patvirtina, kurie tai labai paneigia, kad tiesiog, paprasčiausiai išplėstumėt savo suvokimą, matymą, tą patį sąmoningumą. Antras dalykas, kas užkabino, tai iš tiesų ta visa esmė, dėl ko aš darau šitą video įrašą ir apskritai jo tikslas yra aptarti būtent tą veikimo modelį, kurį iškėlė šita komentuotoja. Tai kad žmogus, bebūtų tai aš, kaip jinai mano, ar kažkas kito, sistemos, kompanijos, įmonės, bendruomenės, ar kokie kiti pavieniai žmonės, jie susikeria kažkokią tais idėją, sako, kad va čia yra, tai egzistuoja ir tai yra problema, ir tu ją turi, ir ateik pas mane, aš tau ją išspręsiu, susimokėk man, aš turiu sprendimą. Tai buvo kas irgi labai įdomu, kad viena kita moteris komentuotojų Instagram'e parašė, kad jinai mokėsi marketingo ir verslo ir ten vienas iš tų modelių būtent ir yra realus dalykas, kurio mokina. Tai nemažai mąsčiau ir supratau, kiek žmonės iš tiesų nemato ir neskiria, kai vieni ateina tikrai nuoširdžiai įsigilinę, per save perleidę informaciją, norintis dalinti širdies į širdį, ten iš kepenų į kepenis, iš proto į protą. Tikrai savimi kūnija tam tikrą informaciją, nori atnešti kitiem pasauliui, pasakyti, kad žiūrėkit, mes iki šito keliavom tokiais būdais, bet žiūrėkit, yra dar vienas kelias. Ir taip pat yra žmonių, kurie realiai remiasi į šitą verslo marketingo modelį. Ateiti ir pasakyti, kad yra problema ir aš turiu jai sprendimą.
Ir tai iš tiesų veikia mūsų pasaulyje, mūsų sistemose, mūsų kasdienybei nuo žymiai ankstesnių laikų, negu mums atrodo. Niekada nesusimąstėt apie tai, kiek iš tiesų daug yra to tokio sukūrimo problemų iš to, kas yra natūralu, kas yra gyva, kas yra tikra, kas yra realiai žmogiška ir tai pateikiama kaip kažkokia problema, kuriai reikalingas sprendimas. Mane visą laiką stebina, kai ateina tokie kovotojai už tiesą, nes kova tiesiog rodo jų pačių giluminę intenciją, kad jie yra varomi labiau iš baimių, iš teisuoliškumo, iš tokio nusistatymo. Ir tai turbūt pakeliui vis labiau ryškės, nes turim žmonių, kurie daug nukentėjo nuo tradicinio gydymo, nuo mūsų dabartinės tradicinės medicinos sistemos. Yra daug žmonių, kurie nukentėjo nuo alternatyvių gydymų. Ten homeopatai, psichosomatikos specialistai, visokie vedliai, šamanai ir panašiai. Tai visą laiką mes turėsim žmonių, kurie nuėjo labai toli vieną kraštą. Ten patyrė viską, ką galėjo, nukentėjo ir tada pagal tą vieną ar kelias patirtis padaro apibendrintą išvadą apie visus. Viską galima tai iškreipti ir tai yra vienas iš paprasčiausių būdų tiesiog pradėti tai neigti, pradėti tai peikti, pradėti stumti visą šitą dalyką į šešėlį. Ir manau, kas domisi psichika plačiai giliai prasme, tai tikrai supranta, kad viskas, ką mes bandom nuneigti, nuo ko pabėgti, ką nustumti tą šešėlį, galiausiai vienaip ar kitaip ir dažniausiai labai nemaloniu būdu tai išlenda į šviesą. Tiesiog matau apie taip komentuojančių žmonės, tai jų tą giluminę intenciją, kuri tiesiog varoma skausmo, nepasitenkinimo, baimių, o baimės visą laiką yra tai, kas atstumia, kas atskiria, kas sako, kad ne, taip neveikia, čia nerealu, čia nesąmonė, čia nėra tikrovės dalis, tikrovė yra tik tai ir viskas. Bet tą tokį galutinį užsispyrimą ir įsikabimą į vieną tiesą. Ir man čia labai patinka mano draugo specialisto Kšištofo žodžiai, kuriuos jis paminėjo apie meilę ir baimę, kad meilė yra tai, kas inkludina, tarsi įtraukia, priima kaip dalį savęs, o baimė yra tai, kas excludes, atskiria, išima, atitraukia, atstumia. Ir kai einam iš baimės, tai faktas, kad mums daug ko nesinori matyti, daug ko nesinori pripažinti, labai vieni tada nueina į tokį slėpimąsi, izoliaciją, tą vengimą, o kiti nueina kaip tik į kovą, į tą aktyvę kovą, įsitraukimą ir į tokį neigimą, prieštaravimą tiesiog su didelė ugnimi. Ir labai linkiu tokiam komentuotojam tą ugnį panaudoti kryptingiau, švariau, pagarbiau, nes tikrai jūsų šitas ryžtas, jis yra stiprus, jis yra galingas, jeigu įsipareigojat mane ar kažkokį kitą specialistą metai iš metų sekti, žiūrėti, skaityti kiekvieną postą, reelsą, viską, tai jūs turit labai daug atsidavimo, daug energijos, daug laiko, daug dėmesio, daug resursų vidinių tą daryti. Tai pažiūrėkit, galbūt jūs galite tai kažkur produktyviau nukreipti. Bet čia tiesiog mano pasiūlymas, jūs su savim darot tai, ką norite. Kas dar dvejojate dėl širdies darnos, dėl kvantinės širdies, to išsireiškimo ar kitų sąvokų, tai tiek mano YouTube kanale rasite atskirus 2 laivus būtent apie tą pačią širdies darną. Rasite tiek Instagram'e, tiek Facebook'e begalės ištraukų, iškarpų, reelsų papildomų. Stengiuosi tikrai atnešti iš kuo daugiau skirtingų pusių tą pačią temą. Galiausiai čia galite suvesti į Google tam tikras sąvokas ir pamatysit, kas tai iš tiesų yra. Tai kviečiu nerti gilyn į komentaro autorės iškeltą mechanizmą, kad sugalvoju problemą ir parduodu jos sprendimą. Vienas iš tokių naujausių dalykų, kur aš tiesiog visiškai netyčia random atradau, tai pavyzdžiui, skutimosi peiliukai ir ta būtinybė nusiskusti plaukus. Ypatingai moterim ten, nuo kojų, nuo pažastų, nuo bikini, nuo žodžių visur, kur tik įmanoma. Vyram gal šiek tiek mažiau, kai kurie šiaip iš savęs to nori. Tai kaip šitą idėją atsirado? Atsirado būtent iš tų žmonių, kurie pirmieji sugalvojo tą skutimosi peiliukų konceptą, tokį, kaip žodžiu, ir pamatė, kad kažkuriuo metu vyrai mažiau to pirko, kai kurie vėl pamėgo savo barzdas, pradėjo jomis labiau rūpintis ir panašiai, žodžiu, pardavimai krito. Tai ką marketingistai sugalvojo, kad juk ne tik vyrai turi plaukus, bet ir moteris turi. Tai tada jie persiko iš tos kitos pusės, kad tikros moteris yra be plaukų, jeigu nori ten švelnios odos, kad jūsų partneriai būtų malonu liesti, kad nekibtų ten jūsų plaukeliai jam už rankų, kad o dieve, kaip čia atrodo, kaip per ten baltas pėdkelnes persišviečia juodi plaukeliai ir panašiai. Ir tai buvo parduota netikra problema moterim, kad jūsų kūno gyvaplaukiai yra bėda ir mes turim sprendimą, mes turime peiliukus. Po peiliukų, aišku, matom, kas atsirado. Atsirado ten vaško visokios juostelės šalinimas su cukrum, depiliacija, epiliatoriai kaip aparatai, lazerinės plaukų šalinimas ir dar plus ką dalykų. Tai
mes tai įtikėjom, plus tai pakankamai seniai vyksta, vadinasi, tai įsirašo labai giliai ne tik į asmeninę pasąmonę, bet bendrai į kolektyvinę sąmonę. Ir aš pati asmeniškai ir keletas mano aplinkos moterų ėjo tikrai sudėtingus procesus tam, kad atsiribotų nuo šitos idėjos, kokį kiekį kalties, gėdos, šlikštumo jautė, vien dėl to, kad ten visa koja nuskusta ir išdygsta vienas plaukelis. Įsivaizduot, ant kiek stipri didelė problema buvo sukurta iš to, kas tiesiog yra visiškai natūralu mumise ir tada parduotas sprendimas. Tai galite pasigūglinti, gal kažkam pavyks rasti, kiek dabar yra uždirbama iš tiesiog peiliukų, iš visų tų plaukų šalinimo priemonių, procedūrų. Antras dalykas - kvapai. Kokia mum irgi buvo parduota problema. Tai ne tik, kad prakaitas, ten smirda ar ne, tai kaip ir, tikrai yra kai kurie žmonės, kurie gal neturi galimybės nusiprausti arba mažiau kreipia dėmesio į higieną. Yra žmonės, kurie dėl savo mitybos turi stipresnį kūno kvapą, kiti dėl tam tikrų organizmo disfunkcijų turi stipresnį kvapą. Bet tam mes vėlgi turim labai labai gražių natūralių sprendimų, natūralių dezodorantų, kurie nenaikina, neužkemša prakaito liaukų, nereikia ten botokso leistis, kas irgi yra labai stiprus absurdas ir žala kūnui ilgalaikį perspektyvoje. Ir viskas jeigu mes tai paliktume tam pagarbiam tokiam lygmenį, bet mes iš šito išėjom į sekantį lygmenį ir sukūrėm problemą, kad bėda ne tik, kad tu galbūt smirdi, bet bėda ir tai, kad tu nekvepi, kad tu neturi to tokio malonaus kvapo ir norėtųsi ateiti ir tai kaip kokią gėlytę ten uostyti. Bet matome apskritai bendrai visuomenėje, kad svarbu yra kvepėti, kad kvepėtų oda, kad kvepėtų lūpdažis, kad kvepėtų makiažas, kad kvepėtų plaukai, kad kvepėtų rūbai. Ir vėlgi, kokiu tikslu tai yra pateikiama ir parduodama. Tai yra tam tikros medžiagos, kurios lieka kaip atliekos iš naftos apdorojimo, visiškai tiesiog cheminės atliekos ir jas reikia kažkur tais padėti. Tai jos naudojamos parfumerijoje, jos naudojamos šampūnuose, jos naudojamos taip pat ir kosmetikoje ir kremuose, kuriuos mes perkam, kurie yra gydantis, kurie yra tvarkantis, ten mūsų akne, rožinės, sebumo išsiskyrimą ir visą kitą. Dar iki šito ateisime. Ir tai yra tikrai labai gili tema, į kurią ne tik aš, bet ir vyras ir dar keli pažįstami gilinamės jau, ne pirmą mėnesį, domimės iš skirtingų pusių, nes žinau, kaip lengva yra kažką apkaltinti ir padaryti iš to didelę ten sąmokslo teoriją ar dar kažką. Ir aš pati ilgai labai nenorėjau tikėti, tai man užtruko gerą pusmetį, jeigu net nedaugiau, kad aš pripažinčiau, jog tuose kremukuose, serumukuose, aliejukose, tame, kas yra kaip kosmetika, kaip veido, kūno, odos priežiūros priemonės, kiek ten daug yra naftos atliekų, kiek ten daug yra sintetinių medžiagų. Ir jos būtent ir yra tam įdedamos, kad žmonės dar daugiau iš to pasipelnytų. Ir nieks, aišku, apie tai nešnekės taip atvirai, nes tai pripažinti kainuoja, literaliai kainuoja. Ir tuo pačiu, neapsimoka. Geriau yra pasakyti, kad tu turi problemą, tavo oda per daug rožinė, o gal per daug balta, o gal per ruda, tu turi per daug dėmių, o gal per daug spagų, o galbūt tavo oda revaluojasi, kas vėlgi yra natūralus procesas. Tai žodžiu, begalės natūralių kūniškų procesų buvo parduoti kaip didžiulė problema, kurią gali išspręsti būtent kažkokia specifinė prekė. Bebūtų tai kvepalai, bebūtų tai kremai, bebūtų tai procedūros ar dar kažkas. Ir visą tai dar irgi papildų atskira tema, atskiras rytis, kur vėlgi daug tokių medžiagų bandoma prastumti. Ir kaip ir nieko, jeigu tai būtų tiesiog tos medžiagos, kurios patenka ant mūsų, pabūna, mes jas nusiplaunam, ten iškakojam, išprakaituojam, kažkaip tiesiog pašalinam, viskas okei. Bet problema atsiranda tada, kai tos medžiagos, jos padaromos ant tiek artimos mūsų kūnui, ant tiek artimos kitom medžiagom ir molekulėm mūsų kūnuose, kad jos keičiasi vietom. Pavyzdžiui, tos molekulės, kurios dedamos į viešai prieinamus, nenatūralius, bet tuos sintetinius kvepalus, tai jos keičiasi vietom su mūsų hormonais, ypatingai lytiniais hormonais, ir tada gaunasi, kad vėlgi nevyksta pakankama ir tinkama neurocheminė komunikacija. Ilgalaikiai perspektyvai mes turime labai labai tokį, ne tai kad išardytą, bet disfunkcinę, išbalansuotą hormoninę sistemą, hormoninę veiklą, atsiranda policistinės kiaušidės, atsiranda visi kiti niuansai, nevaisingumas ypatingai ir panašiai. Dėl to, kad daug tų mažyčių, maža koncentracija medžiagyčių yra dedama į skalbiklius, į aerozolius, kuris puškiam ten tualete, į visokius namų mašinų kvapukus, į tos pačius kvepalus, kurie net ten gal 1 million ir panašiai labai labai ypatingi ir prabangus ir pamėgti. Tai tiesiog kviečiu gerokai pasigūglinti etiketės, išsianalizuoti kiekvieną sudedamąjį ingredientą, kiekvieną tą dalelytę, išsiklausinėti per tą patį ChatGPT, dirbtinį intelektą, tai iš kur tai gaunama, ar tai sintetinis, ar tai natūralus, ar tai naftos kilmės.
tai galima tiesiog va taip paprastai sužinoti. Visiškai nieko nekainuoja, ChatGPT nemokamai prieinamas appsas, gali turėti telefoną, jeigu turit internetą, tai paprasta tiesiog naudotis tuo. Tai va, aš pati labai daug ko atsisakiau, turiu visą maišelį tos kosmetikos, kurie gydanti ir dar kol kas nesugalvojau, kaip to atsikratyti, kad neišmest ten tiesiog iš šiukšliadėžių į vandenis ar dar kur, jeigu kas nors žinote, kur tvarkingai, tikrai tvarkingai, ekologiškai pašalina šitas medžiagas, tai prašau pasidalinkit komentaruose po šito video. Manau, tai vertinga bus ne tik man, bet ir kitiem, kas tikiuosi norės persižiūrėti savo kosmetinę ir visas kitas cheminės priemonės, kurias naudoja. Visų tos naftos likučių, kurie yra naudojami kvepalam, kurie yra naudojami kosmetikai, kūno veido odos priežiūros priemonėm, papildam, taip pat jie naudojami, aišku, ir vaistam. Tai jūs čia galite pasižiūrėti, pasidomėti apie tokią šeimą kaip Rockefellers. Jie yra, aš taip vadinu, naftos magnatai. Jie labai tai orientuojasi, investavosi ir čia tiesiog yra jau kartų visos didžiulės giminės verslas, net per mažas žodis atrodo. Bet kai turi tiek daug ryšių, tiek daug galios, įtakos, tiek daug pinigų, tai tikrai, ką pradžio video minėjau, gali finansuoti ir tyrimus mokslinius, gali finansuoti ir tam tikrų produktų išleidimą, gali finansuoti ir reklamavimą visokių tų problemų, kas yra tiesiog buvimas žmogumi ir turėjimas kūno tokį, koks jis yra. Ir vietoj to, kad tikrai eiti gilintis į šaknį, tai kodėl ta oda skiria per daug sebumų. Ne taip, kad tepti kremus, daryti procedūras ir bėgti nuo šito, arba dėl ko ten plaukotumas yra didesnis negu kad norėtųsi. Žiūrėti tai tiek iš psichosomatinės, tiek iš mitybos, tiek iš bet kokios kitos dar pusės galima, tam, kad kaip tik grįžti į ryšį su savo oda, su savo kūno gyvaplaukiais, su savo ta pačia širdimi, plaučiais, kepenim, su realiai kiekvienu organu kūne, su kiekviena sistema, kiekvienu kūno dalimi, grįžti į ryšį. O ką tie visi vaistai, papildai, kremai, kvepalai ir kitus tos papildomos priemonės daro, tai jos stovi tarsi tiltas, tarpininkas tarp manęs ir, pavyzdžiui, mano odos daug metų, gal net gerą 10-metį, buvo kremai. Ir kai nueidinėjau nuo kremų, skamba lyg nueidinėčiau nuo kažkokių narkotikų, aš realiai turėjau tą pojūtį, kad aš buvau vos nepriklausoma nuo tų kremukų, aš pradėjau bijoti ir saulės, ir kažkokių išorės chemikalų, ir tai visą tai atskleidė mano labai stiprų nepasitikėjimo oda, kad jinai tarsi nesutvarkys, jinai neišsivalys, jinai nedirba tinkamai, ją reikia va čia pritepti, primaitinti, pridrėkinti, apsaugoti ir panašiai. Ir tai tiesiog rodė, ant kiek aš buvau ir kažkiek dar tebesu nutolusi nuo savo odos, ant kiek aš nepasitikiu savim būtent per odą ryšyje. Tai va, tai kalbant apie tą visą išsigalvojimą yra šita pusė, kur buvo sugalvota kažkokia tais, net nesugalvota problema, bet iš tiesų paimta natūrali kūno išraiška, natūrali kūno fiziologija, natūralios kūno išskyros, išvaizdos, kažkokie tais fiziniai akcentai ir paversti problemomis ir tam tada sukurtas sprendimas, paslauga, produktas, kuris tarsi visą tai turi stebuklingai pakeisti ir spręsti. Tai pamastykite tiesiog apie tai. Ir tikrai labai daug kur laikomas simptomas kaip blogis, kaip kažkas, ką reikia išjungti, ko reikia nejausti, apie ką reikia negalvoti, ko turi nebūti. Ir ypatingai vaistai yra ne apie grąžinimą tos vietos į visumą, į sistemą, vėlgi į subjektyvų asmeninį ryšį su ta vieta, ne giluminių priežasčių ieškojimą, bet tiesiog į tą patį išjungimą, iškreiptą matymą, kad su šitu organu, su šita sistema, su šita kūno vieta yra realiai kažkas negerai. Ir vėlgi vaistai tai sprendžia. Tuomet išrandami visi tie sintetiniai būdai, kurie tarsi padeda gyti, ar ne, dedami save, jo, tai mus veikia, tai tikrai kai kuriais atvejais labai padeda, bet atmeikit, kad kiekvienas vaistas turi šalutinį poveikį. Jeigu jum apskritai nepasakoma, tai tiesiog žinot dalį tiesos ir neprisiimat atsakomybės pasidomėti tą kitą tiesos pusę. Pasidomėkite, aišku, jeigu norite, jeigu jums iš esmės rūpi ta visa pusė sveikata, kosmetika, vaistai, papildai, visos kitos tos medžiagos yra tarsi net ne tiltas, bet labiau siena, kuri neleidžia tiesiogiai komunikuoti mums su savo kūnu. Ir kai mes negalim tiesiogiai komunikuoti su savo kūnu, automatiškai mes nepasisemiam tos kūno išminties, automatiškai mes jaučiamės bejėgiai savo kūne, mes jau mažiau pasitikim, mums atrodo, kad tas simptomas, ta liga, kažkokie fiziniai nemalonūs kūno pojūčiai, jie tarsi pranoksta mus, jie tarsi atima iš mūsų gali, jie tarsi yra stipresni negu mes, nors iš tiesų tai turi būti ėjimas, žengimas koja kojon, judėjimas ranka rankom, širdis į širdį, pačiam su savim, su savo kūnu, apie ką ir yra ne tik tais
psichosomatinės sesijos, kurias aš vedu, ne tik tais bendrai visą tą sveik sistemą, kurią esu sukūrus, ir konkordų sąlytis, kurį esu įkūrus, ne tik tais taip. Į tai orientuojasi ir nemažai mano kolegų, kurie dirba su kūnu iš kūno judesio terapijos perspektyvos ar kūno psichoterapijos perspektyvos. Tai tiesiog norisi pakviesti į tai pažiūrėti kitaip ir pamatyti, kad kremas, vaistas, papildas, ten tie patys skustukai ar bet kokie kiti vartotikai, kuriuos ten dedat į vidų ar į išorę, kad tai nėra tiltas iš simptomų į sveikatą, kad kaip tik tai yra siena, per kurią jūs bandot komunikuoti ir jūs vis tiek ją atsitrenkiat ir nesukomunikuojat su tuo organu, tą sistemą, tą funkciją, kuri yra kitoj pusėje. Ir pasižiūrėkime į ilgą amžiškumą. Tai čia jau atsiriamėm į tokią egzistencinę temą, kuri apima baimę mirti, todėl ir baimę gyventi. Ir čia labai įdomu, nes jo ilgamžiškumas kaip konceptas atrodo labai wow. Gyvensim ilgai, ten 100, 200, 300 metų, prailginsim savo telomerus, išlyginsim savo raukšlės, išvalysim savo kepenis, jo, seksim savo alkį, savo tuštinimąsi, savo miegą, seksime visus parametrus. Ir aš kai pradėjau į tai žiūrėti iš kitos pusės, pradžioje buvo labai fainai, tikrai gražu, kad visa žmonija, visa visuomenė yra skatinama ne šiaip rūpintis sveikata, bet galvoti apie tą ilgalaikę perspektyvą. Tai čia superinė šito pusė yra tos visos longevity, ilgamžiškumo temos, bet taip pat yra labai būdas gražus kai kuriems žmonėms savo kontrolę ir perfekcionizmą perkelti į ilgamžiškumo idėją. Kada reikia viską sužiūrėti, viską sukontroliuoti, užsidėti žieduką, užsidėti laikroduką, turėti dar kažkokių tais ten ekstra tyrimų, ekstra aparatų, kurie viską seka, viską monitorina, viską prižiūri, daro tas visas analizės. Ir tai vėlgi yra apie didžiulį nepasitikėjimą ir nejautimą savo kūno, kad aš tarsi nesuvokiu, kada aš tikrai kokybiškai išsimiegu, kad aš kokybiškai valgau, kad aš nesuvokiu, kokio maisto noriu, kiek, kokiu dažnumu, aš nesuvokiu tai, ko man reikia, kad aš išsimiegočiau, nesuvokiu, kas man yra svarbu ir šiuo metu, kam turiu resursų, kad kaip tik pasirūpinčiau savo momentinę ir ilgalaikę sveikatą, bet nesvarbu, kokiu turiu resursų, aš turiu būtinai ten badauti, sportuoti, eiti į karštą šaltą dušą, aš turiu būtinai ten daryti detokso programą, būtinai tą, būtinai aną, viską čia skaičiuoti, analizuoti, padaryti, žodžiu, maksimaliai. Tai jo, mes tai perkeliam tą perfekcionizmą, tą didžiulę kontrolę vietoj to, kad ateiti į tokį gilų, tokį glaudų ryšį su savim, su savo kūnu, kad tų tyrimų reiktų, galbūt ten profilaktiškai, just in case, kad nepražiopsot kažkokių tais dalykų, bet irgi pati stebiu save, bet jau labai ilgai nesidariau tyrimų ir man labai aiškiai ateina vidinis impulsas, vidinis aiškumas, tiesiog intuityvus, kaip aš tai jaučiu, nes pirmiausia 3 metų trukmės studijos kūno judesio terapijos, o kur dar asmeninė terapija, kur dar visokios ekstra praktikos, stovyklos ir panašiai, tai duoda daug gilių rezultatų, faktas, tai reikia investuoti, tai reikalauja laiko, dėmesio, energijos ir tai užtrunka, tai nėra ką mums suteikia dauguma vaistų ir visokių tų greitų sprendimų, ar ne, visi tai vėl kremukai, papildai, vaistukai, visokie kitokie dalykiukai, tai viskas, kas yra natūralu, tikra, įskaitant, ką matot už mano nugaros, tai eteriniai aliejai, jie turi tą tokį išilgintą poveikį. Tai vadinasi, jie sistemą keičia po truputį, kaip ir terapija, kaip ir psichosomatinės technikos, kaip ir sportas, kaip ir miego priežiūra, be kažkokių ten aparačiukų, žiedukų ar laikrodukų, kaip ir darbų su klajoklių nervų per pratimus, o ne užsidėjus irgi kažkokią aparatą, kuris ten stimuliuoja. Tai veikia ilgalaikį perspektyvą, nes tai po truputį, pamažiuką, žingsniuką, po gabalėlį keičia tą mūsų vidinį suvokimą, vidinį ryšį, restruktūruoja nerviškai, biochemiškai, fiziškai ir tada tas pokytis įnešamas per tokį per tokį gilų švelnumą, atjautimą, įsijautimą, tada mes galim kiekvieną tą pokyčiuką išjausti, užinkaruoti, patvirtinti pačiam savyje, pastebėti, kad prieš savaitę alkį jaučiau šitaip, o po savaitės jaučiau alkį šitaip. Ir tai kaip tik duoda dar glaudesnį ryšį ne šiaip su kūnu, bet per kūną su emocijom, su mentalu, su dvasia, su savim kaip visuma, su savim kaip žmogum, pačia plačiausia ir giliausia prasme. Nu ką, grįžtu po pertraukėlės, reikia atsitraukti nuo įrašo ir norisi dar taip pagilinti ir apibendrinti ilgamžiškumo temą. Tai taip yra parduodama mirties baimė su labai fancy pavadinimu. Ir norėtųsi kaip tik per tą visą ilgamžiškumo idėją pakviesti, kad gyventi ne tik ilgai,
bet ir kokybiškai. Ir kokybiškai ne vien tik ta fizinė prasme, kad viską sekti, sužiūrėti, bet vietoj kažkokių tais aparatų, kurie padeda tai daryti, kaip tik eiti į tokį gilų savęs, savo kūno, emocijų, mentalo, dvasios, visų tų 4 egzistencinių sluoksnių giluminį pažinimą, tiek gerai, kad išmoktume atpažinti tuos natūraliai siunčiamus signalus per laikyseną, per kvėpavimą, per balso toną, per miego kokybę, per net tas pačias išmatas, odą, ten kvapus natūralius einančius iš kūno, per visą tai suvokti, tai ko iš tiesų, va šiai akimirkai, šiam momentui kūnui reikia. Nes kūnas jisai reaguoja tikrai super greitai, labai greitai vyksta tos, ne tik kad biocheminės, neurocheminės reakcijos, bet taip pat ir ženklai, pasiekmės tų reakcijos pakankamai greitai pasirodo. Tai vadinasi, jau kelių dienų bėgėje mes turėtume, būdami geram ryšys su savo kūnu, nujausti, kad tokie, šiandien man šito reikia, kitą dieną man kito, trečią dieną to ir panašiai. Faktas, kad nemažai tų niuansų yra įsisenėję, ypatingai kalbam apie žmonės, kurie visiškai nekelia tokių klausimų, kurie yra pripratę prie to, kad kiti juos ištirtų, kiti jiem pasakytų, kas jiem yra, kaip jie jaučiasi, ką jie galvoja ir kas kodėl jų viduje vyksta. Ir tai yra procesas. Bet ypatingai, kai kalbu apie, tarkim, tėvelius, kurie turit vaikus, tai čia jau ta atsakomybė ant tie gerai save pažinti ir visą tą žinojimą perduoti savo vaikam, kad jie jau nuo mažens būtų ypatingai arti savęs, savo tikrumo, savo kūno ir tikrai gebėtų greitai pajausti, apie ką jie yra. Ir tikrai jo gyvenimas nepagerės, jeigu gyvensim ilgai, bet mes gyvensim ilgai, jeigu tikrai pripažinsim savyje kai kurios dalykus, jeigu suvoksim, pažinsim tą realybę, jeigu mes savo patys įsipareigosime būti va tam tikrume, nuoširdume, o ne įsipareigosim papildam, vaistam ar kažkokiem kitiem dalykam. Čia yra parduodama mirties baimė po fancy pavadinimu, kaip jau minėjau, tai yra kvietimas žmogų perdėtai fokusuotis į fizinį ilgamžiškumą, tarsi nusisukant nuo tų gilesnių sluoksnių, nuo dvasinio ilgamžiškumo, kuris realiai juk ir yra visako pagrindas, jeigu jisai dera su fiziškumu. Visą laiką labai mėgstu tai analizuoti per tuos 4 sluoksnius - fizinį, emocinį, mentalinį ir dvasinį. Kai kalbam apie pardavimus, apie problemas, vat tas dalykas, ką mums pateikė šiuometinė sistema, matymas ir į ką vis dar pasiduoda visuomenė, kuo tiki, tai tuo galvojimu, kad yra organas ir jisai vienas susirga, vadinasi, vieną reikia gydyti. Tai ne, nėra nei sistemos, nei organų, nei kūno dalies zonos vietos ar dar kažko, kuris sirgtų viena, todėl nėra tokios kūno dalies vietos sistemos ar organo, kuris veiktų vienas. Visą laiką sveikimas yra apie sąmoningą veikimą jungtyje, bendrystėje, vienyje, sąjungoj, ryšy, nes tai duoda saugumą, tai duoda reguliaciją, tai duoda atsipalaidavimą ir tai duoda sveikatą kaip tiesiog natūralią pasiekmę. Visiškai, tada nereikia į tai stengtis, nes reikia žiūrėti į tą, kas vat, yra kaip pamatas, tai tas ryšys. Ne izoliacija, ką pavyzdžiui patyrėm COVID metu, kur, realiai žmonės buvo, kai kurie vos ne priverstinai kartu, kiti priverstinai atskirai, mažai to kontakto, aišku, buvo paveikta mūsų kvėpavimo sistema, tai irgi labai labai daug ką davė. Izoliacija dar niekam nepridėjo vertės, dažniausiai tai jeigu yra ilgalaikė, jeigu yra iš destruktyvių paskatų, iš tokių labai ribojančių ir žalojančių ketinimų, tai iš esmės ta izoliacija ir žaloja, jinai palieka tokį poveikį. Tai tas pats vyksta ir su mūsų kūnu, jeigu mes kažkurią sistemą tarsi bandom pagydyti per papildus, vaistus, kremus ar kažkokius kitus tos išorinius, dirbtinius, sintetinius būdus, tai mes vėlgi tarsi izoliuojam tą organą, sistemą ar kūno vietą nuo viso kūno ir sakom, palauk, tu dabar kažkoks šiandien normalus, reikia tave pagydyti, tave sutvarkyti, tave mes biški atskiriam, ten pritepam, primaitinam, pridėliojam visko ir jau tada, kai tu būsi va tobulas, sveikas, tada tu galėsi grįžti į visumą. Tai viskas veikia priešingai veikia. Kaip tik mes įtraukiam atgal, love includes, meilė įtraukia, daro dalimi savęs, priima ir iš to priėmimo atsiranda ryšys, iš ryšio saugumas, iš saugumos savireguliacija, iš savireguliacijos ateina sveikata kaip rezultatas. Emociniam lygmenį turim emocinį ryšį, kuris duoda emocinio saugumo, tada žinau savo emocinius poreikius, aš juos galiu patenkinti ir be viso šito tas kontaktas su žmonėm, su aplinka yra tiesiog nepilnas, su filtrais, su lūkesčiais, su nuoskaudom, to priklausomu, to pačia izoliacija, aukojimu, gelbėjimu, kaltinimais, pretenzijom ir panašiai. Tai vėlgi yra apie tam tikrą skaidimą, apie tam tikrą skirstimą, blogas, geras emocijos, jausti, nejausti, ten išriekti, užlaikyti ir panašiai. Tai čia vėlgi mokinamės
tokio sąmoningo, sveiko ryšio, individualaus, subjektyvaus ryšio su savo emocijom, su tuo, kaip aš jas išgyvenu, kaip aš jas jaučiu, kaip aš jas rodau, žinoma, išlaikant pagarbą visai aplinkai, visuomeniai ir tiem, kurie yra arti. Mentaliniam lygmenį dar vienas dalykas, kurį dabar belekas, belekaip pardavinėja, tai proto atmetimas, kad išjunkit protą, negalvokit, atsiribokit nuo proto, protas nereikalingas, eikit ten tik iš širdies, jauskit tik širdį, pasiek tą tuštumą mintise, daryk iš pajautimo ir panašiai, tai tiesiog wow, gerai, jeigu labiau iš tos terapinės pusės širdis kaip organas nebetalpina tų nuoskaudų, per ją gali žmogus jausti, susijungti ir panašiai, jeigu neturi emocinių, raumeninių šarvų šitoje srityje, tai viskas okei, tada jis vadinasi tą realybę, per širdį tikrai priima taip, kaip yra, bet jeigu mes čia turime daug nuoskaudų sukauptų širdies srityje, širdies plote ir žmogui sakom išjunk protą, kuris galbūt ta vienintelė sistema, vieta, kūno ir organas, kuris padeda nors kažkiek racionaliai funkcionuoti, mes tada žmogų pušinam eiti iki širdies, kurioje labai daug trauminių patirčių sudėta ir tai vėlgi gilina konfliktus, dar labiau stiprina tas neuroninės jungtis, per kurias žmogus įpratęs veikti, kur yra daug susidorojimo mechanizmų, tų pačių vertinimų, lūkesčių. Nežodžiu, visai esmė, neeikime į kraštutinumus, bet kaip tik ieškokime jungties tarp širdies ir proto, ypatingai ką ir orientuojamės širdies darnos praktikų cikle su dalyviais. Dar tarp kitko galima jungtis sėkmingai, kelias dienas palieku atvirą registraciją, įkelsiu anketą nuorodoje. Jo, tai šitoj vietoj visą laiką kviečiu ieškoti to ryšio, tų tiltų, tos sąjungos, o ne taip, kad protas savo, širdis savo, kūnas savo ir žmogus tada turi rinktis ar tai, ar tai. Kas jeigu nereikia rinktis? Ar, bet galiu rinktis ir širdis ir protas, ir jie kartu, ir kiekvienas turi savo vietą, savo funkcijas, rolės ir panašiai. Išlaikant mintį apie tai, kad problema sukuriama ir su tikslu parduoti sprendimą dvasiniam lygmenį, atsiplėsiu, nes jinai yra ne tiek, kad jautri, kiek gal labai subtili ir ją labai sunku yra įpakuoti į žodžius. Tai jau kelintą kartą, kelintus netgi gyvenime metus atrandu, kad tikėjimo, Dievo, religijos, visa šita egzistencinė dvasinė tema, jinai yra tiek subtili, kad mūsų įrankis pavadinimu kalba tiesiog yra per daug ribotas, kad mes galėtume ir save pilnai išreikšti, paaiškinti, kas čia vyksta, kaip ką suvokiam, jaučiam, patiriam, ir tuo labiau sunku suprasti kitą per žodžius apie dvasinį lygmenį. Tai turbūt vėlgi būtų kvietimas ieškoti to savo asmeninio ryšio su Dievu ir per tai tada eiti į tą suartėjimą su juo, per tai eiti į prigimtinę savivertę, į egzistencinį saugumą, per tai eiti kaip tik į smalsumą, į kelimą klausimo, tai kaip tu matai Dievą, wow, kaip įdomu, kodėl taip yra, kaip taip nutiko, iš kur pas tave atėjo toks matymas, pasidalinkim, tam, kad aš tarsi per tave pamatyčiau save ir taip pat pamatyčiau dar daugiau būdų, kaip galima jausti Dievą, patirti jį, eiti ryšį su juo, kaip galima dar kitaip jį matyti, praktikuoti, tą ar maldą, ar bet kokio kito pobūdžio susijungimą ir eiti labiau vėlgi ryšį su kitais, kurie irgi turi vienokį ar kitokį tikėjimą, nebūtinai Dievu, galbūt visata, aukščiausiojo, aš kurieju, ar žodžiu, kad ir kaip bevadinat, ir eiti už susiskaidimo labiau į tokį vieningumą, suvokėt, kad mes vis tiek kažkokią bendrą, visi turim nuojautą, kad yra kažkas aukštesnio, kad yra kažkas didesnio ir darom viską, ką tik galim savo jėgose, kad tai įvardintumėm, taip kad tiesiog būtų mums lengviau susivokti. Tai visą tai, apie ką aš šnekėjau šitam laivę, norisi apibendrinti su kvietimu įtraukti ir priimti kaip dalį savęs. Priimti. Nekaltinti save, negalvot, kad čia viskas tik apie mane, viskas yra mano ten atspindys ir jeigu aš labai gerai save sutvarkysiu, tai tada pasaulis pasikeis. Eiti truputėlį į gilesnį priėmimą, kuris yra iš meilės. Pirmiausia, meilė savo, tada automatiškai meilės kitiem. Eiti per tą širdies darną, kad būtų atsiradimas to tokio apsijungimo, kai ieškom savo asmeninio ritmo ir ieškom būdo, kaip tai suderinti su kitų ritmais, svetimais ritmais, su visų pasaulio ritmu. Apie tai iš esmės ir yra širdies darna pačiam tam giliausiam tokiam sluoksnyje, kad pažinti savo autentiškumą, savo tiesą, savo unikalią struktūrą, savo unikalią tėkmę, savo unikalų skambesį
ir tai patyrinėti kiekvienoje vietoj kūno zonai, kūno sistemai, kūno organai, kiekvienam kūno milimetre ir sujungti visas tas dalis į visumą, į bendrą tokią didelę gražią simfoniją. Ir tada šitą copy paste išnešti į išorę. Taip kaip aš viduje, mano tos skirtingos kūno dalis, kaip ir asmenybės dalis, kaip ir tam tikri atspindžiai manęs, būdai, mano išraiškos skirtingos, jos sudera toj simfonijoje, toj širdies darnoj. Ir tada aš tai pernešu išorėje, ieškau būdų, tai kaip aš galiu turėti save ir turėti kitą, kaip aš galiu nesiaukoti, bet palaikyti, kaip aš galiu rinktis ne arba, bet ir, ne ar širdis ar protas, bet širdis ir protas. Ir vėlgi pasikartosiu, tai išnešti į išorę, santykėje su kitu. Čia yra ta tikroji širdies darna, apie kurią aš šneku, kur nereikia aukos, kur galim išeiti į abipusį laimėjimą, nei kompromisą, kur kažkas nusileidžia, bet į tai, kad mes ieškom to sąskambio, ieškom savo unikalaus skambesio ir ieškom sąskambio su kitais žmonėm, bebūtų jie ten vyrai, žmonos, vaikai, tiesiog partneriai, galbūt draugės, giminės, artimieji, random kažkokie žmonės pasaulyje. Tai, kad į tą ir individualumą, subjektivumą savo ryšį su kūnu ir tuo pačiu žvelkite ir objektyviau, plačiau tyrinėkit, plėskite savo suvokimą. Tai jeigu dar kam aktualu, širdies darnos praktikų ciklas prasideda trečiadienį. Bus galima prisijungti ne tik trečiadienį, bet ir iki ketvirtadienio 12 valandos nakties. Tenais mes ir keliaujame tą pačią esmę širdies darnos, ne tik fizinė prasme. Faktas, ten daug aš pateikiu fizinių mokslinių įrodymų, kodėl tai yra, kaip tai veikia, kaip tai siejasi, ne tik apie širdį, ne tik apie protą, bet apskritai kaip tai veikia visumą, kaip tai nulemia sveikatą iš esmės. Ir vėlgi sveikatą, ne tik fizinė prasme, bet ir emocinė, mentalinė, dvasinė, ne tik asmeninė prasme, bet ir santykio su savim, su kitais, su pasauliu, su tuo pačiu Dievu. Visą tai tikrai tyrinėsim širdies darnos praktikų cikle. O kam nesinori eiti grupinius procesus, visada galite rašyti individualiai, galim pažiūrėti per strateginę konsultaciją, susipažinti, pastebėti, kokių šiuo metu pirmųjų žingsnių reikėtų, ar kam reikia individualių psichosomatikos sesijų, gal kitiems pasiūlysiu kolegas, gal dar kažkokius kitus specialistus iš reikiamų sričių, tai žvelgiu visapusiškai, kviečiu ir tave žvelgti šitaip ir dalinti šitą mintim idėją, kad nereikia kabintis į vieną kraštą arba jame pabuvus visai verta patyrinėti ir kitą pusę, tam, kad iš tų dviejų kraštų susirastume savo viduriuką, savo balansą, savo centrą, savo ritmą, savo harmoniją, savo tą vidinį sąskambį, vidinę simfoniją, vidinę darną ir su ją išeiti tolyn. Tai vat. O grįžtant prie tos temos, prie to komentaro, tai pažiūrėkit, pastebėkit, iškelkit klausimų, kokiom idėjom aš tiesiog parsidaviau, kokiam aš patikėjau, tom idėjom, kurios kelia man nepatogumą, baimės, kaltę, gėdą, kažkokį tokį susitraukimą, susispaudimą. Ir o galbūt tai netiesa, o kas jeigu tai netiesa, kas jeigu yra kitokia tiesa už šito, tai šiek tiek va tą kritinį vertinimą įjunkite ne tik tai žmonėm, kurie atneša kažkokių unikalių sprendimų, kurių gal anksčiau iki šiol negirdėjote, matėt, bet taip pat kvestionuokit ir tai, kas jau šimtmečiais yra. Ir irgi kvestionuokit tai sąmoningai, pagarbiai, bandydami išlaikyti tą tokį platesnį matymą, kad vėlgi neįsisuktumėt į vieną tiesą, bet pabandytumėt priimti begalės tiesų ir rasti tai, kas šiuo metu jūs maitina, palaiko, kas šiuo metu įkvepia kaip tik to noro eiti gilyn į save, gilyn į santykius, į pasaulį, į saviraišką, į kūrybą. Jo, jaučiu, kad galima eiti labai giliai su šita tema. Tikiu, kad susitiksim su tais, kurias jau iš gelmių širdis kviečia, tai susitiksim praktikų cikle, širdies darnos praktikų cikle, su kitais sutiksim galbūt kitomis aplinkybėmis. Tai labai ačiū ir lauksiu komentarų, pageidavimų, galbūt čia kyla dar kokių įžvalgų, minčių, pasipriešinimo, pritarimo ar dar kokių nors idėjų sekančiom temom. Tai jaučiu, kad kuo toliau, tuo dažniau aš ateisiu tai dalintis, ar su įrašais, ar su tiesioginiam transliacijom. Tai kuo daugiau įsitrauksit, tuo daugiau aš pasidalinsiu, tuo daugiau galėsit pasiimti, tuo mes į tą tokį darnesnį ryšį visi kartu išeisime. Tai dėkui ir iki.